Labą dieną. Taip, labą dieną, Valerija. Ar jūs girdit mane gerai? Taip, girdžiu. Ponia Valerija, ar jūs žinot, kur dabar paskambinot? Sargas FM. Taip, būtent, čia yra Sargas FM. Ir papasakokit, kaip jūsų sūnus turbūt priėjo prie jūsų ir kaip įvyko tas telefono perdavimas. Jis paprašė paskambint ir jis pasakė, kur jūs čia, ar čia žaidimas, kur jūs čia dabar paskambinat? Nu taip, paskambinau į žaidimą. Nu gerai, iš žaidimą. Ponia Valerija, ar jums dar yra buvę kartų, kad jūsų sūnus prašytų paskambinti į kažkokius žaidimus? Ne, pirmą kartą. Ponia Valerija, jei nepaslaptis, kiek jums metų? Man 50. Kada jūsų buvo jubiliejus? Nu jau buvo praėję. O Jėzus, tai aš noriu jūs pasveikinti su jubiliejum, kad jau ir praėjusiu. Ačiū. Tai vat ir ta proga, kad jau jubiliejus. Ar jūsų šeima jums užsakė sveikinimų koncertą? Taip. Ar tikrai? Taip. Tai va, tai ta proga, kad jums užsakė, aš taip pat jums norėčiau užsakyti tokią kaip dainą, Vytauto Šiškausko daina su gimtadieniu. Ar jūs galite priimti šią dovaną nuo manęs? Galiu, ačiū labai. Galite. Tai va, tai aš jums čia tokią trumpą iškarpą paleidžiu. Sakys, varpais taurės vėl suskambėjo su gimtadieniu, linkime tau, namų be dūmų, su gimtadieniu. Ar jums patinka Vytautas Šiškauskas? Taip. Labai gerai. Nu tai Valerija, sakykit, koks jūsų sūnaus vardas ir pavardė žaidime? Marius. Taip. Marius. Marius Black. Marius Black. Gerai, aš užsirašau. Na tai ponia Valerija, aš noriu jums labai padėkoti, kad jūs, kaip sakant, paskambinot, nepabijojot. Ir dabar šiuo metu mūsų klausosi labai daug žmonių. Gal jūs norit ką nors perduoti visiems, kas jūs dabar klausosi? O ką man dabar perduoti? Aš net nežinau, ką man pasakyti visai, kas klauso mane. Ar jūs žinot tokį radio stotį Pūkas? Taip. Tai va, tai įsivaizduokit, kad jūs paskambinot į Pūką ir dabar jums ten sako, perduokit linkėjimus, ten kokiai Broniai ar Zosijai. Nu, noriu pasakyti, kad žaistų visi Sargaltai. Nu ir gerai, Valerija, ačiū jums labai už skambutį. Prašau. Alio. Labą dieną. Labą dieną, ko jūs vardu? Irena. Ponia Irena, na, dabar pasakykit, iš kokio jūs miesto skambinat? Iš Šiaulių rajono. Iš Šiaulių rajono. Ir dabar galit pasakyti, kaip įvyko tas sūnaus paprašymas jums skambinti. Ar jūs žinot, kur dabar paskambinat? Taip, atėjo, paprašė, sakė, eina mamų rubrikos ir prašė, kad paskambinčiau, nes ten tame žaidime gali gauti 100 kreditų. Taip. Oi, o jūs, nes būna tokios mamos, kai tu paprašai, ten sakai, bet kitos mamos būna nesutinka, ten, neskambinsiu, bet jūs tokia geranoriška, matau. Ja. Nu, o ponia Irena, ar jūsų sūnus ilgai sėdi prie kompiuterio? Dieną naktį. Dieną naktį? Iki paryčiui. O Jėzus, tai jis pamokų padaro? Nu, jisai šiuo momentu, kaip čia pasakius, padaro tos pamokas. Bet dieną naktį prie kompiuterio? Nu, žaidžiu. Na ką, dabar norėčiau tada sužinoti jūsų sūnaus vardą ir pavardę žaidime, kaip jis ten užsivadinęs. Kovotojas Sargas. Kovotojas. Jūs turbūt pasakėt jo tikrą vardą ir pavardę, taip? Jo. Kovotojas Sargas. Nieko tokio, nieks čia neišgirdo. Ponia Irena, ar jūs žinot tokią radio stotį Pūkas? Žinau. Tai va, tai įsivaizduokit, kad jūs dabar kalbat radio stotį Pūkas ir paimkit ir perduokit linkėjimus ant kokiai savo draugiai Broniai ar Zosijai. Perduok linkėjimus? Taip. Nu, tai nežinau, tačiau. Nu, pavyzdžiui, turit ten kokią draugę Bronę? Bronės. Neturiu Bronės. Nu, kokią turit draugę? Vardą pasakykit draugės. Čia nesvarbu kokia? Nesvarbu. Jolanta.
Nu tai va, tai įsivaizduokit, kad dabar Jolanta jūs girdi ir perduokit ten, ką nors Jolantai gražaus. Gerai, Jolantėlė, daug linkėjimų sveikatos. Ačiū Jums labai, ponia Irena, kad Jūs paskambinote, va, ir Jūsų sūnus dabar laimi tuos kreditus. Tai tegul sūnus Jums būtinai padėkoja, gerai? Gerai. Gerai, ačiū, ponia Irena. Ačiū labai. Ačiū Jums, ponia viso. Ačiū. Labą dieną. Taip, labą dieną, ko Jūsų vardu? Jolanta. Jolanta? Taip. Ar Jūs girdėjote dabar per radiją Jums buvo linkimai perduoti? Ne, negirdėjau. Ai, negirdėjau. Ai, Jūs tikrai Jolanta? Taip. Gerai, koks Jūsų sūnaus vardas? Lukas. Lukas, nes man Jūsų vardas, tai yra balsas užneša, kad Jūs dar ne mama būtumėt, kad dar turbūt tam žaidime mūsų žaidžiat. Ne, tikrai ne. Aišku. Nu, dabar pasakykit, kaip įvyko, kaip Jūsų sūnus paprašė čia paskambinti. Jūs žinot, kas čia dabar vyksta? Taip. Kas čia vyksta? Mano sūnus žaidžia Sarkeltai. Taip. Ir paprašė, kad paskambinčiau aš jums. Ir jis užsidirb 100 kreditų. Taip. Va, kaip nuostabu. Koks Jūsų vardas, beje, aš nepaklausiau? Jolanta. Ai, tiksliai, paklausiau. Ponia Jolanta, pasakykit savo sūnaus vardą ir pavardę. Lukas Kačaras. O, Lukas Kačaras. Taip. Aha. Ir dar pasakykit tokį dalyką, čia yra mamų, kurios sako, kad jų sūnus labai žaidžia daug prie kompiuterio. Ar Jūsų sūnus nežaidžia prie kompo daug? Nu, žinokit, žaidžia, nemažai laiką praleidžia. O taip per naktis irgi pasėdė? Nu, nestengiamės naktį nebeleis. O nakčiai gal išjungiat internetą? Ne, jeigu užmiegam, tai gal ir žaidžia, bet šiaip nelabai leidžiam. Aišku, supratau. Na ką, ponia Jolanta, ačiū, kad Jūs paskambinot ir va, 100 kreditų dabar laimi Jūsų sūnus. Nu, labai ačiū. Ačiū Jums, ponia Jolanta, viso gero. Mama, tau skambina. Aš man skambinu telefoną. Skambina. Man nereikia. Alio? Alio, labą dieną. Labą dieną. Ko Jūsų vardu? Valentina. Valentina, atsimenat mane? O ką Jūs darėt, kodėl kad aš Jūs atsiminčiau? Mes su Jumis kalbėjom čia prieš kelias savaitės, Jūs sirgot ten 3,9 temperatūrą. Taip, aš Jūs prašiau, kad Jūs man ateitumėt padėti. Taip, nu pasakykit, ar pasveikote, ponia Valerija? Valentina ir Valerija. Oi, Valentina, atsiprašau labai. Taip, aš pasveikau. O kaip Jūs? Nu, žinokit, aš dar vis savo slabotkiai ten su tais marozais kapojos. Siaubas, gal Jums pagalbos reikia iš Dainavos rajono. Nu, žinokit, tikrai reikėtų. Kočėlą turiu. Aš samtį turiu. Ką turit? Aš samtį turiu. Bet aš turiu dar plius ir labai bjaurų charakterį. Ar tikrai? Ir kai dėsiu, tai nukris. Šiaip aš galėčiau pasakyti, iš balso Jūs tokia esat kovinga moteris, ar taip? Nu tai liūtas pagal zodiaką. Tai vat pavyzdžiui, jeigu Jums dėl šildymo reikėtų kreiptis dėl tam tikrų lengvatų, tai Jūs jau, manau, ten galėtumėt gerklės perkast. Aš tokius išdaužyčiau ir už tautų pakabyčiau. Nu, ponia Valerija, Jėzus, kur mano aplodismentai? Valentina. Oi. Mums skambino Valerija, tai aš dabar man užsikirtęs vis tas vardas. Ponia Valentina, taip. Jūs sakėt, Jūs nežiūrit reklamų per televizorių, taip? Oi, aš jo iš Jūs neturiu. Pas man yra kompiuteris. Ir jis atlieka viską. Ir televizoriaus rolė, ką tik nori. Kaip Jūs čia taip pasidarėt, papasakokit, man darosi įdomu. Paprasčiausiai yra programos, kurias įsijungi. Pavyzdžiui, nori įsijungi, viską matai. Ir lietuviškas TV3, ir Lietuvos televizija, ir LNK. Kas čia su to lietuviškas? Lietuviškas nežiūri ten zombinimų programų. Ir rusiškas programas žiūri. Atleiskit, bet aš rusų kalbą geriau žinau nei anglų. Viską pasižiūriu, ką man reikia. Nu, labai nuostabu, ponia Valentina. Taip, ir niekas mane to nemokė. Pati išmokau. Viską pati? Taip. Nuostabu. Ką reiškia gerai mokytis. O iš kur Jūsų sūnus viską moka, pavyzdžiui, kaip jis moka naudotis kompiuteriu? Aš išmokiau. Nuostabu. Tai tada mes prieinam prie tos vietos, koks Jūsų sūnaus vardas ir pavardė žaidime? Mano sūnaus vardas ir pavardė. Dabar jis man liepia bliauna, kad aš Jums nesakyčiau turbūt. Ne, sakyk. Teatras. Kunigėlis Benius. Kunigėlis kažkoks sakė. Kunigėlis Benius? Taip. Pala, aš... Kažkoks kunigėlis, nežinau. Pas mus kunigų giminiai šiaip nebuvo. O, pavyzdžiui... Čia matys slaptai.
O jūs norėtumėt, kad jūsų sūnus būtų kunigas? Žinot, aš taip vadovaujuosi tokia filosofija. Jeigu jisai nori, jis gali ir gėjum būti. Ližbi noras yra. Svarbu būti gerų gėjum, gerų kunigų. O ką reiškia būti gerų gėjum? Atitikti viską. Suprantat, visas atributus. Jis pasirenka, jis bus gėjus vyras ar gėjus moteris. Jeigu jis tampa gėjum moterim, tai jis privalo atlikti kaip moters visą rolę. Suprantat, plauto, aš jau jums sakiau, tualetus, plaut, valgį, daryti viską. Ne tik tai lova. Jeigu gėjus vyras, tai atitinkamai turi vinis kalt. Jūs labai nestokojot humoro jausmo, gal galėtumėt kokį anekdotą šaut, gal kokį žinot? Anekdotą? Aha. Ką žinau. Net, aš žinau, kad taip ant tempo net negaliu jums atsakyti, šiaip tai aš jų daug žinau, bet žinau, kad jie labai nešvankus ir tikrai aš nesakysiu. Man neleidžia išsilavinimas. Kaip tik, o koks jūsų išsilavinimas, jei nepaslaptis? 3 aukštieji. Aukštieji gali. Aš nejuokauju. O gerai, tai kokie aukštieji? Politologija. Ir viskas? Kito nesakysiu, ne. Ir inžinierius technologų. Nesakysiu toliau ten. Čia, žinokit, radijas, aš taip suprantu, nereikia. Paskui labai pavydės visi. Nu jau taip. O jūsų alga siekia aukščiau 1000 eurų? Ar jūs jau ganot pensiją? Nu ką jūs, mane pensininkus nuvarėt. Ne, pas mus dirbama iki grabo lentos. Ne, aš dirbu. O apie algą klausti yra šiaip labai nekorektiška. Taip, žinau, bet radijas ir yra ta vieta, kaip ir tie žurnalistai, ten su tais mikrofonais viską bėga, klausia, tai aš irgi iš tos operos. Ne, aš apie algą tikrai nieko nesakysiu, nes alga čia toks dalykas, žinot, negalime apie ją kalbėti. O jūs buvote... Lygiai kaip pas moterį klausia, kiek jai metų. Tai lygiai taip pat negalima. Tiek, kiek aš jaučiuosi, tiek man ir yra. O aš jaučiu 20 metų, nes taip, žinot, galiu atšaudyti labai stipriai. Ir dar su liūto charakteriu. Ponia Valentina. Patikėkit, liežuvį turiu gerą. Mes vieną kartą chemijos problemą sprendėme, kiek aš atsimenu. Ai, čia jūs? O kaip jūs manot? Aš atsimenu apie chemiją. Aha, taip, jūs šiandien tos pačios jūs pataiko. Jeigu reikia ką susprogdinti, prašau kreiptis. Taip, ir sprogdinti galėsim. Gerai, ponia Valentina, aš užsirašau jūsų telefono numerį ir žinokit, jeigu sulauksit skambučio su prašymu padėti chemiją, tai nenuleiskit rankų, gerai? Aš niekada nenuleidžiu nei rankų, nei galvos, nei kojų. Labai gerai. Viskas nekau, kad dar stačiai stovi. Nes aš moteris. Petras Kal! Tai ponia Valentina, labai ačiū, kad čia mes tai pasišnekėjom, labai smagu. Ir ar jūs žinot tokią radijo stotį Pūkas? Žinau, ir net patį Pūką žinau. Tai va, patį Pūką, Kęstutį Pūką. Taip, kuris dabar yra deputatas. Aš jums sakiau, kad aš politologiją baigus. Taip, jis dabar Seimo narys skaitosi. Taip. Palauk, jeigu mes palėtėm tą temą apie politologiją, ką jūs galvojate apie Aušrą Maldeikienę? Ar tas jos charakteris toks tigriškas, ar jūs palaikot ją? Jokių būdų ne. Tai moteris, kuri daug kalba, rezultatų nulis. Aišku, nes aš kaip tik man Maldeikienė man labai patinka, kaip jinai šneka, jinai šnekėt moka jo, bet dėl darimo nežinau, bet man pašneka, tai man labai protingai. Suprantat, aš esu gamybininkas. Aš šnekėt galiu daug. Bet iš manęs visada reikalaudavo rezultatą. Kalbėti ir aš galiu labai daug ir labai gražiai. Bet rezultatų reikia. Jūs ateisit pas manim, daleiskim. Jūs ateinat pas manim mokytis. Aš atsisėdu čiulbučią jums, bet jums nikrina nedaina nieko į galvą. Ir jūs rezultatę gaunate 2. Kas iš to? Nieko. Supratot? Tai yra Maldeikienė. Gerai. Nu tai va, tai čia jau mes išnekam 10 minučių. Tai Valentina, ačiū jums ir jums linkiu labai nuostabaus sekmadienio gero vakaro. Ačiū, prašau. Iki malonaus. Viso. Labas vakaras. Labas vakaras, ko jūs vardu? Laima. Jėzus, pagaliau paskambino mums mama. Nu, Laima, sakykit, kaip jūs gyvenat? Nieko gyvenu, tai čia jūs turėtumėt man suteikti informacijos, kas čia vyksta dabar. Jūs kompiuteriniais žaidimais, kas ten. Jūs nežinot, kas čia vyksta? Ne, nes aš konkrečiai tuo neužsiimu tiesiogiai. Aha, čia tiesiog vyksta žaidimas, kai turi mamos paskambinti ir, žodžiu, tiesiog pašnekėti su manim. Ir tik tiek? Taip, viskas, ir jūsų sūnus laimės ten prizą tokį. Tai, ponia Laima... Kažkaip, aišku, neįtikėtina, bet jeigu jau paskambinau, tai tęskim tada pokalbį toliau. Tai prieš jūs 4 mamos jau skambino, jau visas laimėjo, tiesiog pašnekėjusios, tai
tai va tik tiek reikia. Ai, tik tiek. Taip, Nu tai gerai tada. Gero vakaro ir iki. Ne, mes dar su jumis pašnekėsim, ponia Laima. Koks jūsų sūnaus vardas? Joris. Joris. Ir paklauskit, koks jo vardas žaidime ir pavardė? Jori, koks žaidime tavo vardas ir pavardė? Lietuvis Gera. Aha, užsirašau Lietuvis Gera. Nu, ponia Laima, ir dabar klausimas, kurį aš užduodu visom mamom. Ar jūsų sūnus prie kompiuterio nežaidžia naktim, ar ten tiesiog labai ilgai? Ne, naktim tikrai nežaidžia, nu, dienom aišku galėtų trumpiau, bet kadangi mūsų nebūna namuose, tai aišku, kad papiknaudžiauja ir pasėdi ilgiau. Tai jūs turbūt tuo metu būnate darbe? Nu taip. O į kelintą klasę Joris eina? Penktokas. Penktokas. Nu tai jau turbūt pažaidžia. Tai va, ponia Laima, jūs žinot tokią radio stotį Pūkas? Taip, žinau. Tai va, tai įsivaizduokit, kad jūs dabar... Kartais pasiklausom. Tai va, tai įsivaizduokit, kad jūs dabar kalbat Pūkę ir perduokit kokius linkimus ten savo kokiai draugiai. Perduodu savo draugiam Ilonai, Vidai, iš Uliūno, linkėjimus, gerų dienų, iki greito susimatymo. Oi, va, nuostabu, ponia Laima, tai ačiū jums, kad jūs paskambinat mum. Taip, prašom. Ačiū labai.